Labas, Linas Matulis, supergentis.lt ir pirmasis video iš produktyvumo džedajų serijos. Aš turiu keletą klausimų, kurie mane patį nuolat stumia į priekį, nuolat priverčia išbandyti kažką naujo, kažką įdomaus, kažką prasmingo. Ir labai greitai aš norėjau pasidalinti šitais klausimais su tavim, nes tikiu, kad tau jie lygiai taip pat gali būti labai vertingi. Tai pirmasis klausimas yra, ar tu gyveni tą savo gyvenimo scenarijų, tą savo gyvenimo būdą, kuris tave labiausiai įkvepia? Ir jeigu ne, arba jeigu nesi tikras dėl savo atsakymo, tada kitas klausimas yra, ką tu gali padaryti, kad pradėtum gyventi tą savo gyvenimo būdą, kuris tave labiausiai veža. Ir priežastis, kodėl šitie du klausimai man atrodo tokie svarbus, yra labai paprasta. Nes mes gyvenam visiškai naujų galimybių erdvėje, kurią aš vadinu skaitmeniniu renesansu. Ir skaitmeninis renesansas reiškia, kad kiekvienas iš mūsų, aš, tu, mes visi jau galim patys kurti tuos savo gyvenimo scenarius, kurie mus labiausiai įkvepia, patys pasirinkti tuos savo gyvenimo nuotykius, kurie suteikia mums daugiausiai džiaugsmo, daugiausiai prasmės. Dabar gražus pavadinimas, skaitmeninis renesansas, kažkokios fantastiškos įkvepiančios galimybės, bet apie ką mes čia būtent kalbam, apie kokias būtent galimybės. Tai mes kalbam apie tokį mažą paprastą faktą, kad tu dabar matai mane savo kompiuterio ekrane. Girdi mano balsą, matai, kaip aš gestikuliuoju, o aš stoviu čia, kalbu į kamerą, įsivaizduoju, kad už jos esi tu ir galiu su tavim pasidalinti tuo, kas man atrodo svarbiausia, tuo, kas mane labiausiai įkvepia, labiausiai stumia į priekį. Ir jeigu tu pagalvosi, kaip visą tai būtų turėję atrodyti vos prieš 10 metų, įsivaizduokim, kad aš turiu lygiai tokį pat tikslą. Noriu sukurti video ir pasidalinti juo su kiek galima daugiau žmonių. Kaip tai būtų atrodę prieš 10 metų nuo dabar? Maždaug taip. Aš būčiau turėjęs kreiptis į kažkurią iš televizijos studijų, naudoti jų labai brangią įrangą, susukti kokių 30 sekundžių klipuką, parodyti jį kelis kartus per teliką, sumokėti savo metų atlyginimą ir tikslas būtų pasiektas. Dabar lygiai tą patį aš galiu padaryti čia, šitam apsnigtam pušyne, naudodamas savo įrangą, naudodamas internetą, galiu pasiekti tave ir dar kelis ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių, nemokėdamas už tai nė cento, tiesiog va taip. Ir šitas mažas faktas reiškia kažką labai didelio. Jis reiškia, kad tos galimybės, kurios dar prieš 10 metų, ar vos prieš 5, ar vos prieš metus buvo prieinamos tik tai keliems išrinktiesiems galingiesiems, jos dabar tapo prieinamos praktiškai kiekvienam norinčiam. Ir būtent tai ir yra skaitmeninis renesansas. Skaitmeninis renesansas tai yra visas judėjimas žmonių. Žmonių, kurie įdarbina šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybės ir kūrė savo gyvenimo būdus, kūrė tuos įkvepiančius scenarijus, kurių nori jie, o ne kas nors kitas. Ir ką būtent žmonės daro, kaip jie įdarbina tas šiuolaikinės technologijas. Pavyzdžių yra tiek daug ir tokių skirtingų, kad yra beprasmiška net bandyti juos čia visus išvardinti. Todėl pasidalinsiu tik 3-4 konkrečiais pavyzdžiais, kad būtų aišku, apie ką kalba. Tai pavyzdžiui, gali įsivaizduoti, kad tu nusprendei keliauti nuo šiol 5 metus po visą pasaulį. Ir per tuos 5 metus tu aplankysi kiekvieną pasaulio šalį. Ir rašysi apie tai savo tinklaraščio skaitytojams. Ir kursi jiems informacinius produktus susijusius su kelionėmis. Ir dalis tavo tinklaraščio skaitytojų pirks tos produktus ir taip išlaikys tavo gyvenimo būdą. Ir tą sėkmingai daro vėl daug žmonių, bet vienas iš jų yra rašytojas ir keliautojas Chrisas Gilbo. Antras pavyzdys, tu gali įsivaizduoti, kad tu nusprendei sukurti mažą paprastą mobiliją programėlę, kuri gali tau sugeneruoti kelis šimtus tūkstančių dolerių per metus. Vėl, aš nesakau, kad tai yra lengva, bet vis daugiau žmonių tą daro. Ir vis daugiau žmonių tą daro sėkmingai. Ir viena iš istorijų, kuri man labai patinka, yra vaikino vardu Chad Mureta. Chadas sukūrė dabar jau legendinę programėlę vardu Fingerprint Security Pro. Ir jinai paplito po pasaulį, aišku, su Chado pagalba ir sugeneravo Chadui per 2 metus 700 tūkstančių dolerių. Dabar gražioji dalis yra ta, kad Chadas nėra nei programuotojas, nei dizaineris. Ir prieš sukurdamas Fingerprint Security Pro, savo pirmąją programėlę, jisai nieko neišmanė nei apie programėlės, nes neturėjo net išmaniojo telefono iki tol, nei apie programėlių kūrimą, tuo labiau. Ir jisai sukūrė tą programėlę per mėnesį laiko gulėdamas ligoninėje.
Dabar šitą istoriją verta atsiminti kiekvieną kartą, kai tu išgirsti tą mažą, įkyrų, niekingą balselį, kuris veblena tavo galvoj. Aš per jaunas, per senas, nemoku to, ano, neturiu šito ir man vis tiek nesigaus. Mesk tą niekšą lauk, sunaikink jį, ištremk iš savo visatos, daryk tai, kas tau iš tikrųjų svarbu. Trečias pavyzdys. Įsivaizduok, kad tu nusprendei parašyti savo elektroninę knygą. Ir tu gali tą pradėti daryti dabar. Tu gali tą pradėti daryti savo kompiuterėje, tu gali arba ant popieriaus lapo. Ir tau nereikės sumokėti kalnų pinigų spaustuvėms už tai, kad jos išspausdintų tą knygą. Ir tau nereikia laukti eilėje kartu su tūkstančiais kitų rašytojų prie didelės leidyklos redaktoriaus durų, kad jisai patvirtintų tą tavo knygą. Tu gali tai daryti dabar pat, naudodamas Amazon.com platformą, naudodamas savo tinklaraštį, savo draugų ir pažįstamų socialinius tinklus, arba viską iš karto. Ir tą labai sėkmingai padarė mano bičiulis Martynas Jocius, virsmai.lt, praėjusį rudenį. Jisai išleido savo pirmąją elektroninę knygą, skaitmeninę knygą. Vis dar sėkmingai ją parduoda ir šiuo metu dalį laiko leidžia Lietuvoje, dalį keliaudamas po Europą ir dirbdamas su kitais savo kūrybiniais projektais. Prisimink, kad internetas yra visur, kad skaitmeninis renesansas nėra kažkoks fenomenas, kuris vyksta tik kitoje Atlanto pusėje, ten, kur žolė visada žalesnė. Ten, kur yra internetas, ten yra skaitmeninio renesanso teikiamas galimybė. Ką tu gali padaryti? Tu gali pasirinkti dar kažką kito, tu gali susikurti visiškai naują gyvenimo būdą, susikurti naują specialybę netgi išrasti. Tu gali studijuoti tokiuose pasaulinio garso universitetuose kaip Stanfordas arba Harvardas. Tu gali nuspręsti savanoriauti kitoje pasaulio pusėje ir susirasti organizaciją, kurioje tu galėsi tai daryti, naudodamas internetą. Tu gali nuspręsti kurti fizinį produktą, savo finansinę mūzą arba, tarkim, filmą. Ir vėl, gražioji dalis ta, kad tau nebūtina turėti savo pradinio kapitalo. Tu gali gauti pradinį kapitalą naudodamas tokias fundraisingo platformas kaip Indiegogo arba Kickstarter. Kaip tai vyksta? Labai paprastai, tu tiesiog papasakoji, tarkim, Kickstarter bendruomeniai, kokį būtent produktą tu nori sukurti arba kokį filmą tu nori sukurti. Ir jeigu žmonėms patinka tavo idėja, jie tiesiog paremia tave, jie tiesiog duoda tau pinigų. Visos žinios, visos technologijos, visi įrankiai jau yra čia. Vienintelis klausimas yra, ką tu su tuo darai. Ar darai? Ir jeigu nedarai, tai kodėl? Ir būtent šitas klausimas, kodėl tiek mažai žmonių naudojasi skaitmeninio renesanso teikiamomis galimybėmis, yra tema, kurią mes nagrinėsim antrajame produktyvumo džedajų videoklipe. O dabar pabaigai, labai gali būti, kad tavo mintise sukasi klausimas. Labai gerai, įdomi informacija, bet ką man dabar su tuo daryti? Geroji žinia yra tokia, kad visada yra kažkas, ką tu gali padaryti. Visą laiką yra pirmasis žingsnis. Kad tu gautum kiek galima daugiau vertės, kiek galima daugiau naudos iš šito video, padarom mažą, paprastą, smagų pratimą. Dabar pat raštu. Subrainstorming 10 skirtingų variantų, 10 skirtingų atsakymų į klausimą, ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu įdarbinti šiuolaikinės technologijas, taip, kad tai kurtų kiek galima daugiau džiaugsmo bei prasmės man ir kad tai kurtų kiek galima daugiau vertės kitiems. Surašyk šitos 10 atsakymų, ne mažiau kaip 10. Nebijok, kad jie gali būti kvaili, juokingi ir nieks nemato, ką tu rašai. Ir iš tų 10 7 tiek to, tegul jie bus kvaili ir juokingi, bet tarp jų bus 3, kurie bus vertingi, kurie bus verti dėmesio. Ir tie 3 viską ir keičia. Ir būtinai padaryk šitą užduotį raštu, nes per dieną tu turi labai daug minčių, nuo 20 iki 60 tūkstančių. Ir tik tos vertingos mintys, kurios yra ištraukiamos iš to debesies, iš to minčių debesies ir perkeliamos ant popieriaus, tik tos mintys pradeda iš tikrųjų keisti, iš tikrųjų transformuoti tavo pasaulį. Atlik šitą užduotį dabar, raštu, ruoškis būti skaitmeninio renesanso herojum. Kitas produktyvumo džedajų video jau netrukus, susitiksim labai greitai. Iki.